Geriausia diena ever. Taip, tai neišprašysi žiūrėti bučkių. Aš visus skaičiuoju, žinau. Ai, skolą tipo eina. Aš rašysiu sąskaitą. Gerai, lauksiu. Simpatulka. Gal einam į bažnyčią? Aš pasistengsiu būti modernus ir pasinaudojau ChatGPT. Ir dabar aš jums paskaitysiu, ką man parašė. Tai mano pati didžiausia gyvenimo šventė. Aš nuo Petro gimimo laukiau šios dienos, svajojau, kad jis sutiktų savo merginą, kurią labai mylėtų ir būtų mylimas. Štai ir sulaukiau. Aš, Petras, imu tave, Laura, savo žmoną, ir prisiekiu visada būti tau ištikimas, kai laimė lydės, ar vargas suspaus, kai sveikata atvers, ar ligos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu, ir te padeda man Dievas. Aš, Laura, imu tave, Petrai, savo vyru, ir prisiekiu visada būti tau ištikima, kai laimė lydės, ar vargas suspaus, kai sveikata atvers, ar ligos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu, te padeda man Dievas. Laura, imk šį žiedą, mano meilės ir ištikimybės tavo ženklą, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Petra, imk šį žiedą, mano meilės ir ištikimybės tavo ženklą, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Petras tai Petras. Uola, jis tikrai toksai buvo ir man, ir tėčiui, ir šeimoje, visada mes tuo rėmėmės. Bet žinot, ir uolai kartais reikia paramos, atramos. Ir matant jūs, vaikai, va šitos metus, aš labai aiškiai supratau, šiandien esu be galo laiminga, ne tik todėl, kad čia tokia graži šventė, bet kad tikrai Petras turi moterį, draugę, į kurią gali atsiremti. Tai yra labai stipri, nuostabi, puikiai moteris, o man tai dukra, apie kurią svajojau.
pasidžiaugti, kad turiu dabar tokią privilegiją dalintis visom pareigom. Oficialiai. Tai va, naudodamasis tą privilegiją ir skiriu žodį galva. Tai labai noriu visiems padėkoti. Labai smagu, kad jūs visi čia esate tokie gražūs ir laimingi ir džiaugiatės kartu su mumis, kad mes taip pat džiaugsimės vienas kitu ir dar daugiau metų. Tikiuosi, kad ir jūs gerai praleisit čia laiką. Na ir ką, švęsime. Po tokių kalbų mes nieko nebegalim geriau pasakyti. Iš tikrųjų, tai aš labai pritariu Petro tėveliam. Labai džiaugiuosi, kad mūsų likimas suvedė per mūsų vaikus, nes bendravimas yra be galo malonus, mielas. Mes labai laimingi ir iš tikrųjų labai didžiuojamės ir džiaugiamės jumis vaikai. Labai.